Mes debatuosime apie informacinio saugumo griežtų privatumo apsaugos taisyklių įvedimo būtinybę ES kaip bendrijoje vieningame pasaulio centre. Mūsų komanda mano, kad reikia griežtinti įstatymus, nes jie dabar pažeidžia mūsų teisės, mūsų laisvės, leidžia laisvai disponuoti mūsų asmeninę informaciją ir kelia nepasitikėjimą internetinę erdvę. Individas yra pats atsakingas už savo elgesį virtualioje aplinkoje, tad neapdairaus elgesio vartotojus galima kaltinti pačius dėl jiems iškilusių problemų. Tarkim, dažnai girdimas skundas, kad labai lengva surasti duomenų apie bet kurį iš mūsų internetinėje erdvėje. Taip yra dėl to, kad asmuo pats pasirinka būti viešu ar ne. Norėčiau visų pirma pasakyti, kam buvo sukurtas internetas. Jis tam ir buvo sukurtas, kad bendrauti. O jūs pasakėte, kad įmonė, tarkim Facebook, jinai pagrindinė jos savybė ir yra ta, kad mes joje turime bendrauti ir mes keliame informaciją skirtą mūsų bendravimui pabrėžti. 2011 metais Facebook pakeitė niekam nepranešęs visą savo informaciją, visą vartotojų informaciją iš privačios į viešą. Teigiantieji pasakė porą argumentų, tai aš norėčiau juos paneigti. Visų pirma, jie pasakė, jog Facebookas pakeisdamas duomenis neinformavo. Taip nebuvo nei iš jo, nei iš to, kad paėmė ir pakeitė viską, visiškai neinformavę. O kokie duomenys, kad būtent buvo paskelbta? Į šį klausimą atsakysiu klausimą, o kokie duomenys buvo, kad nebuvo niekam pranešta. Jūs taipogi pasakėt, jog pavogta tapatybė, tai žmogus turėtų atsakingiau su viskuo elgtis, nedalinti informacijos savo į vieną pusę, į kitą pusę. ES privalo stiprinti informacinį saugumą ir taikyti griežtas privatumo apsaugos priemonės tokioms bendrovėms kaip Google ir Facebook. Facebookas ir Google taip yra Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės. Ten taikomi įstatymai yra švelnesni nei ES, todėl pačioje ES jais pasitikėti negalima. Jeigu tokios bendrovės kaip Facebook patirtų didelės žalos vardan ES naujų direktyvų, žmonės prarastų galimybę naudotis Facebooku, nors piliečiai JAV, piliečiai Japonijoje ar piliečiai Rusijoje galėtų naudotis, nepaisydami ES pakeitimų. Per Facebooką buvo nužudyta jauna 17 metų mergina maniako pedofilo, kuris būtent ją ir rado Facebook'e. Įsivaizduokite, jeigu ta mergina būtų parodyta per žinias, ar tai jau būtų žinių kaltė, kad mergina pedofilas pamatė žinių eteryje ir nužudė susiradęs? Tai žinios neskelbia gyvenamosios vietos, neskelbia adreso, o tai parodo tą žmogų. Tačiau žiniuose taip pat galima rasti, kokioje mokykloje mokosi asmuo, kokioje darbovietėje, kurioje gatvėje gyvena. Žiniuose taip pat yra daug informacijos. Visų pirma, mes manome, kad pats individas, kaip žmogus, jisai negali apsiginti. Ir net jeigu jisai pats gali pasirinkti, dažniausiai tai nėra tiesa. Dažniausiai už mūsų akių internetinėje erdvėje yra daroma daugelis dalykų, kurių mes patys nežinome. Mes manome, jog pavogtas IP adresas, jog pavogta jūsų asmenybė, pavogti jūsų banko adresai. Tai yra didesnė žala nei kažkokia ekonominiai. Būtent iš to ir ateina ekonominė žala. Mes manome, jog saugumas ir laikas, jisai nėra lygus. Šiandien mes didžiuojamės galėdami teikti, jog papildomas informacijos saugumas bus žalingas ne tik žmonėms, tačiau ir pačiom bendrovėm ir patiems žmonėms tai, kad jie negalės pilnai naudoti savo pilnomis privilegijomis, tokiamis, kurias jie turi dabar. Ar žmonės iš tiesų yra tiek pat atsakingi virtualioje erdvėje, kiek ir tikrame gyvenime? Taigi pirmiausia, mes sakome, kad taip, nes žmonių atsakingumas visur yra vienodas. Mes matome, kad žmonės norėdami registruoti socialiniuose tinkluose, pirmiausia turi sutikti. Ir tai yra pačio asmens kaltė. Jeigu jis yra neatsakingas ir nesugeba perskaityti visų sąlygų iškeltų pačio socialinio tinklo. Jūs pasirinkote savo saugumą, užimėjote tą varnelę, jūs ateinate į Facebooką, iš jūsų yra pavogiama informacija, jūs šantažuoja prieš jūs. Kas tuomet atsakingas? Taip, ačiū, supratau. Tai yra pačio žmogaus kaltė, kad jis nesidomi naujausiamis tendencijomis ir tai, kaip su jo informacija elgiasi pats socialinis tinklas, ponios ir ponai. Mes matome, kad tai yra vienašališkai pačio žmogaus atsakomybė.